Toyota GT86 yra kaip vėžlys automobilių pasaulyje, jo greitis ir pagreitis panašus į vėžio tempimąsi per smėlį. Stop. Gerai. Techniškai, tokiam mažam ir lengvam automobiliui nereikia daug galios, kad būtų smagu jį vairuoti. Ypač, kai girdi tą nuostabų bokserio garsą prie 7000 apsukų. Paprastam daily drive aspektui 200 arklio galių pilnai užtenka. Ir net jeigu nori padarniuoti truputį, irgi užtenka tos galios. Bet kai paprastas Parkside suktukas iš Lidlo turi dvigubai daugiau sukimo momento negu mano superkaras, tai įžeidžia ego. As we don't have the capacity. Šitie GT86 grupės automobiliai yra labai populiarūs savo malone sukimo momento duobe. Tai pasireiškia būtent nuo 2 iki 4000 apsukų. Tai matom būtent dabar Daino kreivėse. Tai šitas tarpas nuo 2 iki 4000 apsukų maždaug plus minus. Su automobiliu važiuojant atrodo, kad kažkas yra negerai tuo momentu. Tai ir aš kiek domėjausi radau, kad tai yra dėl emisijų ir kuro sąnaudų padaryta būtent taip. Ir šitą dalyką galima spręsti keletą būdų. Šiaip geriausias būdas šitą problemą sutvarkyti yra įsidėti išmetimo kolektorių be jokių katalizatorių ir remapinti variklį. Dėl pirmojo tai būtų nelegalu ir per tokius bajerius po to pingvinai nebeturi kur gyventi. Ir mums lieka tada dar remapinimas, bet kadangi tai nėra BMW ar Audi ar kažkoks kitas dieselis, tai neradau Klaipėdos krašte, kas atliktų remapą mano mašinai kol kas, bent jau kiek ieškojau per Google, bet dar reikės porą numerių pasiskambinti. Bet kuriuo atveju kolektorius unequal length kainuoja apie 800 eurų. Ir remapinimas, jeigu pačiam tai daryti, tai Ecotec įranga parsisiuntus 800 eurų, over the shelf mapas ar Open Flash tablet. Remapinimas, jeigu iš Ecoteco 800 eurų, jeigu iš Open Flash tablet irgi beveik 800 eurų, man atrodo, tai šitie variantai man netinka, nes per brangu. Dėl tiek, ko gero, kol kas, čiūviai nežinau. Bandysiu šitą problemą įspręsti kitaip. Variantų, kuris yra mažiau prašytas, bet yra įrodymai, kad tai tikrai veikia. Jisai neįsprendžia problemos visų 100%, tiesiog truputį ją pagerina ir tai yra pigiausias būdas biškai pareguliuoti savo variklio darbą ir išgauti šiek tiek truputį daugiau galios. Tai kviečiu visus sėsti su manimi mašiną, varom iki paštomato ir kol susitvarkysim reikalus su siunta, papasakosiu, kas yra intake. Taip gerai, jas. Intake manifold spacer. Arba lietuviškai dar vadinasi įsiurbimo kolektoriaus tarpiklis. Žodžiu, yra kita diena, apsikirpau ir dabar turbūt kanalo pavadinimas jau man nebetiks. Nu žodžiu, nesvarbu. Ką daro intake manifold spaceris? Tai paprasčiausiai padidina įsiurbimo kolektoriaus tūrį ir ilgį oro įsiurbimo kanaluose ir tokiu atveju mes palaidojam šiek tiek top end galios tam, kad išlošti galios anksčiau kreivėje. Galima sakyti, kad mes visą kreivę taip tiesiog truputį pasukam atgal ir tam, kad gauti savo maksimalų sukimo momentą ir maksimalią galią, man tokiu atveju nebereikia variklio spausti iki ribotuvo. Tai jeigu anksčiau šito automobilio maksimali galia būdavo apie 7,5 apsukų, tai dabar maksimalią galią galima išgauti prie 6,5 tūkstančių apsukų. Tai tokiu atveju mes truputį taupom variklio resursą ir pasiekėm galią anksčiau. Ką aš minėjau prieš tai dėl sukimo momento duobės, tos, kur rodžiau prieš tai grafoje, tai mes tą duobę peršokam truputį anksčiau
ir tai padaro variklį truputį malonesnį vairavimui. Ir turiu dar kartą pabrėžti, kad mes neišlošiam galios, ir čia nėra kažkokia, tai tiesiog mes padarom, kad galia būtų anksčiau ir viskas. Tai va, pasiėmiau siuntą, viskas atėjo paprastoji dėžutė, nieko ypatingo, turim varžtus, adapterius ir visą kitą. Ir būtent šitos blokus, tai šitos blokus ir montuosim po įsiurbimo kolektorium. Visą procesą nefilmuosiu, nes bus labai daug medžiagos ir neįdomiai, tai tiesiog pasidarau darbus ir pasimatysim tuoj pat. Visai gerai, kad sugalvojau šitą modą daryti, nes atradau, kad šitoj pusėje įsiurbimo kolektorius buvo realiai vienas varžtas visiškai išsisukęs, o kiti du varžtai buvo laisvi ir šita pusė koliko klibėjo, tai aš manau, kad tai galėtų įtakoti neteisingą kuro mišinį arba dar ką nors. Tai jo, gerai, kad pasižiūrėjau, dirbam toliau, šiaip žiauriai dušna ir vėl pasakysi tą patį žiauriai karštą. Gerai atrodo, apsirankiau pakankamai. Tie blokai matosi, čia stovi blizga po koliko, dar reikia surinkti, aišku, viską. Bet jie jau yra atsidūrę vietoje. Tai ja, dabar toliau darbas surinkinėti. Šiaip įdomu, ar tas kolikas laisvas iš tikrųjų turėjo kokios įtakos, bet labai įdomu, koks bus rezultatas. Gerai, dabar nežinau, kaip girdėsis, bet pažiūrėsim, kokie pirmieji įspūdžiai, nes ką tik susidėjau viską, dar nevažiavau. Pažiūrėsim, ar skiriasi, ar nesiskiria kas nors realybė. Labai tikiuosi, kad garsas bus. Gerai, patikrinau. Geras. Anksčiau taip tikrai nevažiavau. Kiek domėjausi, tai reikia duoti laiko kompui pasiskaičiuoti iš naujo savo miksą oro ir kuro. Kažkas tenai skiriasi, per daug nesigilinau, bet reikia duoti bent porą šimtų kilometrų prasivažinėti ir tada galėsi pasakyti savo konkrečią nuomonę. Šiaip, kiek dabar truputį pasivažinėjau, tai blemba. Tikrai yra efektas ir tikrai pasiteisino ir manau, kad turėjo iš gamyklos šitaip išeiti. Labai jaučiasi ypač ant automato važiuojant, net nemėtant pavarų. Prie 3-4 tūkstančių žymiai geresnė trauka. Ta prasme, atrodo, kad dygsta kažkas. Anksčiau prie 3000 būdavo kaip tik toksai pridusimas, dabar iš tikro normaliai važiuoja. Atrodo kitas variklis. Daug gyvesnis. Kaip už tokius pinigus labai gerai. Šitas Intake Manifold Spaceris, visas komplektas man kainavo 100 eurų, ar 90, neatsimenu, 100 man atrodo. Iš prancūzų parsiųstas, naujas. Susidėti užtruko max 1,5 valandos. Tai, ką žinau, kai remapas taip brangiai kainuoja, katalizai irgi, tai jeigu bent truputį ką nors nori dėl savęs pasidaryti, tai šitas modas pasiteisina ir yra tikrai nemelas. Šiaip iš tikrųjų rezultate už tokią kainą ir toksai trumpas darbas tikrai pasiteisino. Neturėjau labai didelių lūkesčių iš tikrųjų, bet tai, ką gavau iš šitos modifikacijos, man patiko ir aš jaučiuosi laimingas dėl to. Ir žiūrėsim, ką darysim toliau, kol kas tiek iš manęs ir iki kito pasimatymo.